formatų suteiktų tekstui, pastraipoms, sąrašams, lentelėms visuma vadinama stiliais yra. Čia yra kai kurie stiliai parodyti ir jeigu reikia, aš galiu greitai, suteikti va tokį, formatą tokį. O, čia bus normalus, čia, toks, čia bus toks ir taip toliau. Kaip matot, visokių yra stilių, jeigu dar neužtenka, čia yra, šiaip čia yra tik ne visi stiliai, jeigu norit daugiau stilių matyti, tai reikėtų paspausti šitą, čia yra, tie patys, kur ten yra, tada einam options ir, nerekomenduojamus žiūrim, o all styles, ok, na ir dabar tų stilių turėtų atsirasti žymiai daugiau, va čia yra, matot, labai daug tų stilių ir, nežinau, kokį dabar čia paimti, list, toks, book title, ir arba pastraipos stiliai, va čia yra, kur yra pastraipos ir teksto stiliai yra, dabar yra antraščių stiliai yra ir kokie, va čia tokį stilių, va toks stilius būtų ir taip toliau yra. Taip turim ir va čia vėl galim rinktis, galim jų įdėti ir taip toliau yra. Dabar, kaip pačiam pasidaryti vienokį ar kitokį stilių. Labai paprasta tą stilių pasigaminti yra. Yra du būdai. Iš pradžių, pirmasis tikriausiai ir lengviausias yra, iš pradžių pasirašom tą tekstą ar pastraipą ar sąrašą, kaip mums reikia, ir toliau ją pažymim. Šiaip dažniausiai mes naudojam bent jau ne teksto, o ne simbolių, o pastraipų, tada žymiu visą pastraipą, yra pažymėta, yra, tokia yra, ir tada aš sakau, kad va dabar sukursiu, stilių tokį, koks mano stilius bus, koks nors vėl ABC stilius, ir sakau OK, ir turiu va tokį ABC stilių, jeigu man reikia čia, paspausiu, va toks bus, o čia reikia, čia paspausiu, matot, visas tokį turiu stilių yra. Taip, jeigu man reikia tokio stiliaus, tada vėl sakau, pasižymiu tą, pasiimu šičia, sakau, sukurti naują stilių ir, kokią nors XYZ stilius, sakau, OK, ir yra XYZ. Dabar, sakykime, pakeisim šitas, yra, reikėtų pasižymėti, jeigu keičiam, jau dabar čia yra ir toks, ir jeigu aš čia gabaliuką pakeisiu, tai tik teksto stilius yra, jeigu visą pastraipą pažymėsiu, bus pastraipos stilius yra. Ir čia, sakykime, vėl grįžtu prie tokio stiliaus, ir čia grįžtu prie tokio stiliaus. Tokie yra, toks tų stilių gaminimas yra. Vienas niuansas yra, dabar, kai taip paprastai pasidarėm, jeigu pasimsim naują dokumentą, tai tame dokumente mes jau nebematom šitų ABC ir XYZ tų stilių. Todėl, kad, jie buvo įrašyti tik tai taip, kad būtų tik tame dokumente. Aš dabar nueisiu dešinę pele ir sakau, modifikuoju tą stilių. Ir čia yra tokia lentelė, kur galima viską keisti, ką tik norim, tiesiog iš čia gaminti stilių ir šriftus keisti ir visokius formatus keisti ir taip toliau. Bet vienintelis dalykas, kad matyčiau kituose dokumentuose, aš padarysiu new document, tada kiekvienas naujas dokumentas turės tą stilių. Spaudžiu OK, modifikavau, einu vėl paspaudžiu naujas ir kaip matot, mano toks stilius yra jau.
kiekvienam naujam dokumente yra. Jeigu aš noriu išmesti jį, reiškia, aš galiu jį iš čia išmesti, reiškia, jo nebėra. Jeigu tik tame dokumente jo ir nebėra, bet jeigu jis buvo į naują įrašytas, tai yra įrašytas į balto dokumento šabloną, jis kažkur vis tiek yra ir kad jį išmesti reikėtų jau daugiau pasidarbuoti. Tai yra nueiti į stilių, reiškia, šičia, į tą stilių menedžerį ir paspaudžiam import export. Čia yra stiliai normal, reiškia, balto lapo šablone, iš čia ištrinsiu jas ir iš čia, iš dokumento ištrinsiu, delete jas. Pasistengit neištrinti ir tų standartinių stilių, gali būti paskui bėdos. Ir close, tai dabar ir šičia close, reiškia, tokio stiliaus, kaip matot, čia jau nebėra ABC.